ačiū, kad atėjot ir kviečiam karts nuo karto aplankyti jas, paskui savanoriauti, o dabar tai žiūrėti Chicken TV ir linksmintis. Tai skelbiam atidarytą. Tada! Ta idėja atsirado iš tiesų ne mūsų sugalvota, kad mieste gyvena vištos, puikiai suprantam, kad tos vištos mieste gyvena jau seniai, bet mes atsivežėm iš Skandinavijos, mes pamatėm vieną kartą Kopenhagoje, kaip ant 5 aukšto namo stogo yra puikus restoranas su daržu ir vištidė. Ir mums tada taip patiko ta idėja, tos vištos mieste, kad mes sugalvom, kad reiktų ir Vilniui tokios vištidės ir galvom, tai kodėlgi ne prie miesto laboratorijos Sapiegų parke. Tai buvo labai svarbus žingsnis mūsų virtuvėje. Mes esam kavinė, restoranas, tai likučių tvarkymas maisto. Tai mes įsidėgėm tokią sistemą, kur skaičiuojam likučius, kas sugeneruojama klientų lėkštėse arba mūsų virtuvėje ir tada žiūrim, kaip to išvengti. Ir taip įdėgėm labdaros tokį vieną atskaitos tašką atidavimą. Ir praeitais metais atidarėm bendruomenės šaldytuvą Sapiegų parke. Tai yra tokia vieta, kuri veikia 24 valandas per parą visus metus ir kur žmonės ir kavinės gali atnešti maistą. Pavyzdžiui, išvažiuoja atostogauti, mato, kad yra šaldytuve daug, tarkim, kažkokių tai vaisių, uogų, duonos, tai gali atnešti šaldytuvą ir palikti, arba kavinės užsidarinėja ir mato, kad kepinių nebepardavė, tai mes nusiunčiam savanorius į kepyklėlę, jie atneša tuos kepinius, deda į šaldytuvą, arba turim daržovių krautuvėlę, kur važiuojam kiekvieną rytą ir paimam daržovės, kurios, nebetinkamos parduoti, bet tikrai puikios daržovės ir tinkamos valgyti ir irgi atvežam į tą šaldytuvą. Šaldytuvas tai tikrai nėra sezoninis dalykas, dėl to, kad jisai veikia visus metus, tik tai žiemą išjungiam iš elektros, nes ir taip laukia šalta. Ir reikalas tas, kad mes nefiksuojam, kiek atneša gyventojai, tik tais aš kadangi kiekvieną rytą važiuoju pro šaldytuvą su dviračiu per parką, tai aš matau, kad tarkim būna ten visko dėžėse, matau, kad atnešė sauskelnių, pradarytos buvo pakuotės, išaugo vaikas ir kažkas tai atnešė, kažkas pabandė šampūną, jam netiko, jisai atnešė čia, ten ne tik maistas, bet ir tokias bendro naudojimo kažkokios tai prekės, ar ne, kažkam padovanojo per kalėdas arbatų, o žmogus, kaip aš, pavyzdžiui, negeria arbatų, tai ką su jom daryti, tada jos stovi spintelėje, kol tu finaliai išmeties. Tai pastebėjom, po kalėdų atsiranda arbatų, visokių kalėdinių sausainių, kavų kažkokių, tai tokių kitokių produktų. Ir vien tai, kiek mes kiekvieną dieną atvežam daržovių ir iš kepyklėlės visokiausių duonos produktų, tai jau yra didelis kiekis. Manau, kad mes jau, nežinau, 100 kilogramų sutaupėm išmetamų produktų. Daržininkystė kažkaip natūraliai atėjo dėl to, kad miesto laboratorija išaugo iš bendruomeninio daržo Sapiegų parke. Čia yra kitoj parko pusėje, Antakalnio daržas, kur mes ir susipažinom visos ir iš to išaugo miesto laboratorija. Tai ta daržininkystė mums tikrai yra labai artima, o kadangi turim didelį pastatą, tai netgi viduje turim hidroponinį daržą. Tai reiškia, kad žiemai, ir vasarą irgi auginam viską vandenyje, tai yra prieskoninės įvairias žoleles ir jas naudojam savo virtuvėje. O čia lauke tai turim tokias pakeltas lysvės, tai jos daugiau tokios dekoratyvinės ir edukacinės, kad tėvai galėtų vaikam parodyti, kad taip atrodo auganti mėta, taip atrodo žemogė, o taip atrodo, nežinau, bazilikas arba rozmarinas, ne patiekalė kažkur ar džiovintas pakelyje. Vištos yra nedekoratyvinės, jos yra dedeklės. Jos dės kiaušinius, tik tais jos dar yra jaunos vištaitės, jom yra beveik 3 mėnesiai, tai dar reikia porą mėnesių palaukti, kad sulauktų kiaušinių. Tai mes norėjom parodyti ypatingai iš tam tokiam industrializacijos periodai ir tokiam visam karo kontekste, kad maistą užsiauginti yra labai svarbu. Ir kad mes turim patys kurti tą savo nepriklausomybę ir parodyti, kad ir mieste tu gali augindamas 4 vištas, taip tu ten tų kiaušinių nesugeneruosi, ten kažkiek tai labai daug, bet tavo šeimai tai gali užtekti. Ypač jeigu tu gyveni nuosavam name, ar ne, ir tu turi kiemą, tai tu tikrai gali auginti 4 vištas ir gauti 4 kiaušinius per dieną ir tikrai tavo poreikiam šeimos pakanka. O kitas dalykas, tai iš principo mes tikimės, kad tos vištos mūsų generuojamas atliekas virtuvėje iš visų mažins iki 0. Tai reiškia, kad mes dalį sukompostuosim, kas kompostuojasi, dalį suvalgys vištos į įvairias susidariusias atliekas mūsų virtuviai ir tas toksai visas ciklas dar labiau užsidaro.
Skaitėm, kiek yra reikalavimai vienai vištai vištidės ir aptvaro, tai už tai mes turim tik 4 vištas, nes nenorėjom labai didelio kažkokio tai aptvaro, nes mūsų tikslas nėra turėti daug vištų ir daug kiaušinių. Ne? Mes ir taip planuojam tuos kiaušinius atiduoti savanoriams, kurie prižiūri tą vištidę. Tai reiškia, kad tu atėjai ryte, tu pakeitei vandenį, tu įpylei lesalą, tu išvalėjai vištidę ir išsinešiai namo kiaušinius. Tai čia mūsų kavinės nėra tikslas sugeneruoti kiaušinių, kad mums nereiktų jų pirkti kavinėje. Tai va, tai iš principo, kai mes atsivežėm tas vištas iš ūkio, jos buvo nemačiusios dienos šviesos ir nebuvusios lauke, tai jos dar turėjo apsiprasti su tuo. Tai tokios sąlygos, kokiom jos gyvena čia, tai manau, kad joms iš ties yra puikios. Šiandien pakabinom joms supynės, pakabinom veidrodėlius, kuriais jos vakar ten džiaugiasi ir žiūrėjo. Na ir tikrai manau, kad gyvūnų gerovė tai tikrai yra pasirūpinta. Pas mus yra viena veislė, tai yra čekų dominantas, man atrodo, taip vadinasi. Tai mes šiek tiek atsirinkinėjom, kad jos būtų nelepios, ligų, kad mažiau sirgtų. Tiesiog domėjomės tom veislėm ir kažkaip apsistom ties ta viena. Ir kodėl ties viena? Dėl to, kad tada joms lengviau pulke, kai jos yra iš vienos rūšies, tada jos mažiau ten tarpusavį pykstas ir labiau draugauja. Tai kadangi jų nėra daug, tai stengiamės tiesiog tada paėmėm skirtingų spalvų, kad visas galima būtų atskirti ir šiandien bus vardynos, žodžiu, jau žmonės siūlo vardus prie nuotraukų, kam kokį ir tada vakare išrinksim. Čia bus tas vardas. Gaidys, žinokit, manau, kad neatsiras, dėl to, kad, kaip matėte, aplink mus yra gyvenamieji namai ir tai jau kertasi su kaimynų gerove iš tiesų. Nepaisant to, kad mes sulaukėm žinučių, kad sako, o kaip smagu, o kada atvažiuoja gaidys, sakė, aš visada svajau gyventi mieste ir kad mane pažadintų ryte gaidys. Bet tikrai manau, kad ne visi kaimynai džiaugtųsi 5 ryto žadinami gaidžio giedojimu, tai manau, kad gaidžio teks atsisakyti, kad ir kaip būtų gaila. Ta vištidė yra tiesiog nuostabi, visi ateina ir sako, kaip norėčiau tokio namo gyventi. Tai Sodžiaus meistrai kartu su studentais ir mokytojais praeitais metais pagamino tą vištidę ir ji stovėjo nenaudojama ir mes sužinojom, kad ji vis dar laisva, tai iš karto pasišovėm ją nusipirkti. Norim parodyti, kad gali ta vištidė būti ir graži ir visi mus čia gąsdino, kad čia viskas labai smirdės ir baisu ir čia kaimą padarysit vidury miesto, tai norim parodyti, kad nebūtinai taip turi būti, jeigu jinai yra prižiūrima. Ir mes labai džiaugiamės, nes prie šito projekto prisidėjo ir Vilniaus miesto savivaldybė ir finansavo šitą projektą. Tai taip pat kaip ir bendruomenės šaldytuvą. Tai mums labai smagu, kad mūsų miestas nebijo naujovių ir jas netgi skatina.